Sveiki, čia ir vėl Greičio linija. Birželio pradžioje Vilkyčiuose vyko jubiliejinis Europos autokroso čempionato etapas. Šiandien prisiminsime, kaip klostėsi šis įspūdingas savaitgalis nuo atkaklių kovų trasoje iki netikėtų sprendimų nulėmusių galutinius rezultatus. Į Vilkyčių automobilių sporto kompleksą šiemet susirinko daugiau nei 80 sportininkų iš 15 valstybių. 2 dienas trasoje netrūko veiksmo, nuo įtemptų kvalifikacinių važiavimų iki dramatiškų pusfinalių ir finalų kovų. Pirmieji dėl pergalių stojo jauniausi čempionato dalyviai. Junior Cross Car klasėje triumfavo graikas. Cross Car kategorijoje pergalę iškovojo prancūzas, o Junior Buggy klasės finale greičiausias buvo čekas. Didžiausias Lietuvos žiūrovų dėmesys tradiciškai krypo į Buggy 1600 klasę. Čia dėl aukštų pozicijų kovojo 3 lietuviai – Tomas Zavarskis, Andrius Lugauskas ir Saulius Žunda. Viename iš pusfinalių likimas suvedė Tomą Zavarskį ir Andrių Lugauską. Abu sportininkai demonstravo puikų tempą ir siekė vietos finale, tačiau kova baigėsi itin nesėkmingai. Trasos viduryje lietuvių bagiai susidūrė, po kontakto Tomo Zavarskio technika liko stovėti trasoje, o Andriui Lugauskui teko tęsti važiavimą praradus brangias sekundės. Nors lietuvis kovojo iki paskutinių metrų, prarasto laiko kompensuoti nebepavyko ir vieta finale išslydo iš rankų. Susirėmėm, aš biškį kaip ir prie borto buvau, Andrius gal šiek tiek atsirėmė, atsikabinam, tiesiog sportinis toks lengvas kontaktas ir likau stovėti. Viskas. Tuo metu kitame pusfinalyje startavęs Saulius Žunda jau po pirmųjų posūkių pademonstravo puikią reakciją ir pakilo dar per 2 pozicijas aukštyn. Vis dėlto varžovų tempas buvo itin aukštas, todėl lietuviui išlaikyti pozicijų nepavyko. Nepaisant atkaklios kovos, finale Lietuvos atstovų šį kartą neišvydome. Tai kol kas viskas gerai, technika laika, važiuoti galima, o kaip ir sakiau, viskas prasideda kvalifikacijose. Kabat laikis terminis, jeigu priekį nevažiuoji, reikia biškį ir strateguoti. Be strategijas nuspaus pedalą mes mokam visi, bet be strategijos šitam sporte nieko nebus. Buggy 1600 klasės finale pergalę iškovojo čekas, antras finišavo prancūzas, trečias olandas. Aukščiausią rezultatą tarp lietuvių pasiekė Andrius Lugauskas, galutinėje įskaitoje užėmęs 11 vietą. Vis dėlto tai buvo tik dalis savaitgalio dramų. Vienas įsimintiniausių epizodų įvyko nacionalinio Super 2000 klasės finale. Artėjant finišui dėl pozicijų atkakliai kovoję Zenonas Bartkevičius ir Valdas Mikužis važiavo praktiškai vienas šalia kito. Kova baigėsi kontaktu. Abu automobiliai apsisuko, o Zenono Bartkevičiaus automobilis nulėkė į trasos pakraštį. Teisėjai iš karto reagavo parodydami raudonas vėliavas ir sustabdydami važiavimą. Kadangi incidentas įvyko jau finalo pabaigoje, buvo nuspręsta rezultatų nefiksuoti pagal finišo liniją, o grįžti prie ankstesnio rato rezultatų. Toks sprendimas pergalę atnešė visą savaitgalį stabiliai važiavusiam Antanui Mažonui. Antrą vietą užėmė Zenonas Bartkevičius, trečią Valdas Mikužis. Nieko, viskas labai paprastai vyko ir aršiai vien dėl to, nes konkurentas kažkodėl tais nes nepasidavė tai minčiai, kad buvo aplenktas manęs su silpnesnė mašina ir panašiai. Tiesiog čia išsukus tą U raidės antrą posūkį kryžiavau trajektoriją, nes tikrai greičio turėjau visus ratus, turėjau didesnį greitį ir kirtau, kryžiavau linijas, tada susilietėm ratą ir galvojau viskas, aš viduje jau pagreitį geresnį turiu, viskas ramu. Bet kolega nepasidavė, įsirėmė man į mašinos galinį bamperį, ko pasekoje visą tiesėje aš ėjau skersas ir ale jam trukdžiau, kirtau, nedaug, nepalikau vietos, teisėjai davė black flagą už tai, bet aš žinau, kad aš esu nekaltas visiškai, nes, ta prasme, žinau, kad aš sukau į kairę pusę, nes, mes 3 esam, nėra tikslo čia susidaužyti dėl kažko tai. Tai sukau visą laiką į kairę pusę, bet jisai tada pastabdė, mane paleido, išveitė, o pats nuėjo tiesiai į pylimą. Tai pasekoje to, ačiū Tomui už kamerą, nes kitai būtų nieko neįrodę. Tai atsinešiau bordą, parodžiau teisėjam ir sakau, aš nekaltas, sako, jo, tu nekaltas, tai nuėma black flagą, bet vis tiek lieku 3 vietoje vien dėl to, nes buvo pakelta raudona vėliava
7 rate, o mes suvažiavom 6 ratus ir ima rezultatą palei 6 ratus, nes daugiau... Ir tuo metu buvusias pozicijas. Jo, ir tuo metu... Tu dar buvai trečias. Taip, tuo metu dar buvau trečias. Tai atėjau tik tai Black Flagą, nusiėmiau, kad negalvotų žmonės, kad čia barbaras žudau žmonės. O rezultate viskas nieko nepakeičia. Nubliavo. Įdomiai gavosi. Nesąmonė gavosi baisi, nes mašina bereikalingai sudaužyta, kolega bereikalingai galimai ligoniniai, kas irgi visiškai bereikalo padarytas buvo. Bet čia yra lenktynės, čia visko būna, visi važiuojam aštriai. Nenorim tų pozicijų, sakykim, taip atiduoti, bet ten buvo vienareikšmiškai jo paties klaida. Tačiau daugiausiai kalbų po varžybų sukėlė galingiausias Super Buggy klasės finalas. Žiūrovai laukė įspūdingo savaitgalio kulminacijos, tačiau lemiamas važiavimas susiklostė visiškai netikėtai. Vos po starto trasoje įvyko incidentas, dėl kurio buvo parodytos raudonos vėliavos. Įprastai tokiose situacijose sportininkai grįžta į startą ir finalas būna pakartojamas iš naujo. Vis dėlto šįkart situaciją pakeitė staiga virš trasos prasidėjęs lietus. Lenktynių vadovybė nusprendė finalo nebeatnaujinti ir galutinę įskaitą sudaryti pagal starto rikiuotę. Toks sprendimas sukėlė nemažai diskusijų tarp komandų, sportininkų ir žiūrovų. Dalis autosporto bendruomenės atkreipė dėmesį, kad autokroso varžybos dažnai vyksta sudėtingomis oro sąlygomis, todėl sprendimas nebetęsti finalo daugeliui buvo netikėtas. Tai įsivaizduokit, užėjo lietus. Viskas prasidėjo nuo to, kad super bagių finalas po raudonos vėliavos buvo pakartojamas. Ir per tą pertrauką pradėjo lyt lietus. Lietus prasidėjo, ir kas? Tai varžybų valdymas sugalvoja, kad trasa nesaugi, kad kažkur yra vandens, kad stovi vanduo, kad užtinkuos visiems ten akinius, kad nieks nieko nematys. Okei, atidėjo biškį startą, restartą. Tada pasikvietė visus dalyvius, ar jūs norit važiuoti, dabar norit. Hebra, ten po 20 metų autokrose važiuoja. Tų balų tiek pritaškė, tų lenktynių visokiausių turėjo. Vis nori važiuoti. Ne, tai dabar džiovinkim trasą. Pradėjo džiovinti trasą, šluoti vandenį su šluotam. Net nepabaigė šluoti. Net netėjo tas paskirtas restarto laikas naujas, bum, naujas debesis, vėl gongės nebevyksta. Ta prasme, čia yra kosmosas. Nepaisant diskusijų, oficialiais rezultatais pergalė atiteko čekui, antras liko prancūzas, trečias vokietis. Jubiliejinis Europos autokroso etapas Vilkyčiuose dar kartą įrodė, kodėl ši trasa yra viena svarbiausių autokroso arenų regione. Greitis, kontaktinė kova, technikos išbandymai ir netikėti sprendimai sukūrė savaitgalį, kuri žiūrovo atmintyje išliks dar ilgai. O 10-asis Europos čempionato etapas Vilkyčiuose tapo puikiu priminimu, kad autokrose intriga gali išlikti iki paskutinės akimirkos, net ir tuomet, kai finišo vėliava taip ir nebuvo parodyta. Po įtempto autokroso savaitgalio persikelkime į Prancūziją, kur birželio viduryje buvo surengtas antrasis 2026 Drift Kings čempionato etapas. Drift Happens komandos atstovai Sandra Janušauskaitė ir Gediminas Levickas iš varžybų parsiveža net 4 trofėjus bei svarbius taškus kovoje dėl čempionato titulų. Ir Sandra ir aš tikėjomės būti pirmi, kažkuris iš mūsų, o taip gavosi, kol apie tai galvojom, kad finale važiuosim, teko pralošti abiem prieš tą patį žmogų, kuris šaunuolis gerai pasirodė. Nebuvo labai sunku, tik buvo nuovargis, jutau nuovargį, bet turbūt dėl to, kad 3 dienas vyko driftas ir normalu, kad pavargsti. Sėkmingai lietuviams susiklostė jau kvalifikacija. Gediminas Levickas su BMW M3 surinko net 93 balus ir užėmė antrą vietą tarp visų dalyvių. Sandra Janušauskaitė geriausių bandymų pelnė 78 balus, o šio rezultato pakako 12 vietai bendroje Drift Kings įskaitoje ir antrai pozicijai Drift Queen kategorijoje. Varžybų metu Sandra dar kartą įrodė, kad šiuo metu yra viena stipriausių čempionato sportininkių. Lietuviai iškovojo pergalę antrajame Drift Queen etape ir dar labiau sustiprino savo pozicijas bendrojo sezono įskaitoje. Tačiau didžiausia staigmena laukia pagrindinėje Drift Kings kategorijoje. Sandra Janušauskaitė užtikrintai skynėsi kelią atkrintamosiose kovose ir pirmą kartą karjeroje pasiekė šio čempionato finalą. Tuo metu Gediminui Levickui savaitgalis buvo kupinas papildomų iššūkių.
Sportininkas visų varžybų metu kovojo ne tik su varžovais trasoje, bet ir su kaistančiu automobilių varikliu. Kiekvienas važiavimas galėjo tapti paskutiniu, tačiau lietuvis sugebėjo išsaugoti techniką ir išlikti konkurencingas. Galiausiai atkakli kova buvo vainikuota 3. vieta. Šis rezultatas tapo dar vienu reikšmingu įrašu Lietuvos drifto istorijoje. Tai tik antras kartas Drift Kings čempionato istorijoje, kai 2 Lietuvos sportininkai vienu metu užlipa ant bendros įskaitos podiumo. Pirmą sykį tai pavyko padaryti 2024 metais, kai finale tarpusavyje kovojo Gediminas Levickas ir Donatas Matspreikšas. Dar vieną trofėjų Sandra Janušauskaitė iškovojo greičiausios varžybų dalyvės kategorijoje. Lietuvė 2 kartus trasos užduotį pradėjo pasiekusi net 183 km/h greitį. Tai buvo geriausias rezultatas tarp visų dalyvių. Tokios baigties, kokia buvo, mano pagrindinė mintis buvo, kad jeigu negaliu laimėti varžybų, bent galiu būti greičiausia. Tai aš tikėjausi, kad man pavyks įgyvendinti trasos rekordą, kuris yra 185 km. Ir manau, kad per treniruotės man pavyko, bet atėjus kvalifikacijai šiek tiek išsigandau ir labiau norėjau taškų negu to rekordo, bet gavos, kad vis tiek gavau rekordą, aišku, ne trasos rekordą, bet tos dienos rekordą, tai vis tiek tuo labai džiaugiuosi ir kitais metais tikiuosi, kad būsiu greičiausia overall. Kitas Drift Kings etapas Liepos viduryje vyks Vengrijoje, kur Lietuvos sportininkai sieks pratęsti sėkmingą sezoną. Lietuvos automobilių sporto sezonas įsibėgėja, o sportininkai vis dažniau apie save primena skirtingose tarptautinėse disciplinose, nuo drifto, ralio iki ištvermės bei ralio reido varžybų. Pastarieji rezultatai rodo aiškią tendenciją, lietuviai ne tik dalyvauja, bet ir kovoja dėl aukštų pozicijų įvairiose Europos ir pasaulio čempionatuose. Vienas ryškiausių šio sezono pasirodymų fiksuojamas Drift Kings čempionate. Gediminas Levickas po kelių etapų užima 1. vietą pro įskaitoje, o Sandra Janušauskaitė rikiuojasi 4. bendroje įskaitoje ir tuo pačiu pirmauja Queen Series klasėje. Kartu su jais Andrius Vasiliauskas užima 5. vietą, o tai reiškia, kad net 3 Lietuvos sportininkai yra tarp stipriausių šios čempionato dalyvių. Stabiliai sezonas klostosi ir Benediktai Čirbai, kuris Drift Masters serijoje šiuo metu laikosi 16. vietoje tarp stipriausių Europos drifterių. Formulės 4 čempionate Markas Šilkūnas po 3 etapų užima 6. vietą ir išlaiko kovą dėl aukštesnių pozicijų sezono viduryje. Tuo tarpu Europos ralio čempionato jaunimo įskaitoje Titas ir Markas rikiuojasi 8, stabiliai laikydamiesi Europos ralio čempionato kontekste. 24 valandų lenktynėse Lietuvos komanda Juta Racing taip pat fiksuoja solidžius rezultatus. GT3 klasėse ekipa patenka 10 savo įskaitose, o individualiose kategorijose Domas Raudonis ir Arūnas Gečiauskas išlieka tarp 20 geriausių. Puikūs rezultatai fiksuojami ir San Marino ralyje, kur Deividas Gezevičius ir Evaldas Kvederis finišavo 8. vietoje. Tai solidus rezultatas tarptautinėje konkurencijoje, kur kiekviena klaida kainuoja itin brangiai. Tuo metu pasaulio ralio reido čempionate SSV klasėje lietuviai taip pat išlieka lyderių grupėje. Mindaugas Sidabras ir Ernestas Česokas po 3 etapų rikiuojasi 3. vietoje, o Rokas Baciuška Stock klasėje užima 1. vietą. Dar vienas ryškus Lietuvos vardas Benediktas Vanagas. Kartu su Aisvydu Paliukėnu FIA ralio reido čempionate po 3 etapų jie užima 11. vietą bendroje įskaitoje ir 4. vietą Ultimate klasėje. Europos autokroso ir cross-kart čempionatuose Lietuvos sportininkai taip pat demonstruoja stabilų tempą. RX3 įskaitoje Rytis Gurklys užima 2. vietą, Audrius Kragas 7, o Valdas Mikužis 8. Tuo metu RX1 klasėje Rokas Baciuška rikiuojasi 12, o Paulius Pleskovas 15. Bagi 1600 klasėje Europos autokroso čempionate Lietuvos sportininkai taip pat kovoja dėl pozicijų. Tomas Zavarskis užima 13. vietą, Andrius Lugauskas 14, o Saulius Žunda 24. Apibendrinant galima pasakyti, kad Lietuvos sportininkai šį sezoną skirtingose automobilių sporto disciplinose ne tik startuoja, bet ir nuosekliai įsitvirtina tarp konkurencingiausių Europos bei pasaulio čempionato dalyvių. Artimiausi etapai parodys, ar šis stabilumas virs dar aukštesnėmis pozicijomis galutinėse sezono įskaitose. O mes ir toliau seksime svarbiausius Lietuvos ir pasaulio automobilių sporto įvykius.
Iki kitų susitikimų Greičio linijoje.